Sveiki gerbiami žiūrovai, su jumis sveikinasi Sostinės krepšinio lygos podcastas ir šį kartą turiu du nuostabius vyrus. Alekso Makulavičiaus taurės čempionus, back to back, reguliariojo sezono nugalėtojus šio sezono, Valdą Paukštą ir Arnoldą Norgėlą. Sveiki, vyrukai. Sveiki. Kaip laikotės, kaip diena bėga? Taip puikiai, diena iš dienos, darbai, šeimos ir tuo pačiu krepšinis, dėl ko turbūt čia ir susirinkam. Okay. Viskas gerai. Ok, žiūrėk, Norgi. Pirmas klausimas, galiu į Norgi kreiptis tave, nes aš sąžininkai taip prašiuosi ir, aš tave jau pažįstu neblogai, bet kad tu Arnoldas, man čia negirdės, kad tai gyvenime nieks Arnoldo pavadintų. Tai vadinu. Ne, gerai, Norgi. Tu gali drąsiai. Gerai, žiūrėk, Norgi. Toks klausimas. Nežinau, kaip į tave dar kreiptis, kalbant ne apie vardą, bet atsidarau A lygos, jūsų komandos auksų sąrašą. Taip. Nei prie trenerio nesi parašytas. Vaidai. Paklausyk. Ir dar kaip žaidėjas, lygiai taip pat šį sezoną nesužaidai nei vienų rungtynių. Tai kas čia per situacija? Kokia tavo būklė yra aukso organizacijai? Nei prie trenerių parašytas, kažkaip medalių susirinki visas tik tai. Tai palauk, dabar mes kalbam apie ką? Apie A lygą? Apie A lygą, taip. Ai, ne, tai A lygui mano rolė, mano buvimas yra visai kitoks, o atsidaryk A lygos. Aš grinai apie A lygą. Apie A lygą. Nes ten nei prie trenerių nesi parašytas, kaip žaidėjas irgi nedebiutavai. Tai aš kartais save netgi palaikau ir gal Hebra pritars arba ne, nežinau, kaip jau jie pagalvos, bet aš netgi save galiu ir talismanu kažkokį iš dalies laikyti. Tai kur reikia griežčiau, kur reikia su Bayeriu, kur reikia kažką suorganizuoti, tai aš toks universalus. Ar aš būsiu tuose sąrašuose ar ne, tai svarbiausia, kad būčiau ant suolo ir komandos viduje. Bet vis tiek, kai yra toks žmogus, tiek lygos vadovas, tiek komandos Vaidas, tai gal tiesiog visą podcastą, jeigu mums kažkas nepatinka, pasakom, kad čia Vaido kaltė ir viskas. Tai sakyčiau, Vaido kaltė, kad neįtraukė. Jo darbas yra pasirūpinti komandai, įtraukti į trenerių sąrašus. Aš tai pritariu. Pritari? O aš susilaikau. Ne, ir galiu papildyti, Norgis, tai kad trenerio asistentas tai tikrai, kodėl neįrašytas, ištaisysim tą klaidą, manau. Bet šiaip jisai ten... Ir kelintas jų sezonas. Taisom tas klaidas. Aš pridėčiau, manyčiau, kad siela yra komandos. Ir daug žaidėjai pasakytų ir taip toliau. Jis ne tik prie trenerių, jis visur. Jis visur dalyvauja, visą laiką pakels nuotaiką ir taip toliau. Tai tikrai mūsų siela, mūsų toks idėjinis lyderis, sakyčiau. Ok, nes aš taip pagalvojau, Norgės šį sezoną nesužaidė nei vienų rungtynių. Praeitą sezoną įsijungiau A lygos Norgės statistiką, 2 rungtynės ir -4 naudingumo balai vidurkis. Tai galvojau, gal pagrindinis treneris nusprendė, kad karjera baigta, kad tiesiog registruojam, bet... Ne, aš nesutinku su tą statistiką, nes ten sekretariatas blogai sudirbo, manau. Ten porą asistų tikrai neužrašė. Tai būtų -2. Ir kažkiek į trenerių beščiau piršto, aišku, neišnaudoja. Tiek metų pažįstami, tiek metų kartu pažaidė, tiek galų gale prie stalo sėdėjus nežino, kur mano stipriosios pusės. Jis ten man liepia tos trajekus mėtyti. Ne, taigi ne apie tai. Pikūnai išmokėmės trajekus, tai palauk. Kodėl tu negali? Sakai, Pikūnai išmokėmės trajekus? Pažiūrėk paskutinės rungtynės. Nu gerai, tada ir man reiks pasistengti. Yra posakis, kad tu esi tiek geras, kiek tavo paskutinės rungtynės, tai jeigu Domantas sumetė. Berods buvo 4-2. Dar kažkurio lygoje 6-3 buvo, tai čia viskas. Jūsų indėlis, jūsų daugiausiai. Faktas. Aišku, mačiau Trakuose 5-0 buvo, atrodo. Tu sistema netinka. Gali būti. Sistema netinka. Ok, vyrukai, grįžtam prie Makulavičiaus taurės, tampat 2 metus iš eilės čempionais. Kuris titulas buvo saldesnis? Ar tas pirmas, ar antras? Ir pagrindinis dar klausimas, kaip pavyko išlaikyti testinumą, nes vis tiek finale žaidėte abu kartu, skirtingi varžovai, bet jūs buvote patys ir jūs laimėjote. Tai kuris buvo tas saldesnis? Tai Valdelį tu, aš tai papildysiu. Nežinau, sunku pasakyti, kuris saldesnis. Man tai abu labai, nežinau, tokie svarbus, saldus, sakykim, bet pirmas gal... jeigu kažkuris ir svarbesnis, gal pirmas, nes tai tiesiog, kad pirmas mūsų trofėjus, kaip A lygoje kažką laimėjom rimčiau, tai sakyčiau gal dėl to, bet ir šitas apginti visada yra labai malonu, labai faina ir sunku, tikrai buvo sunkus finalas, šiaip abudu labai sunkus. Tai nežinau, tu
Galbūt minimaliai, labai minimaliai tas pirmas yra saldesnis, bet abu labai. O jeigu taip labai atvirai, nes aš kažkokias nuogirdus girdėjau, abu galėsite atsakyti, prieš kurį finalą daugiau nervų buvo. Nu vis tiek, atsikeli ryte, galvoju, vakarė tas finalas, vis tiek taip darbė sėdė, ofise, gal savaitgalį šį kartą buvo. Čia buvo nedarbo diena. Jo, nedarbo diena, bet vis tiek. Šis? Jo. Tai vasario 16. O praeitas. Praeitas buvo vidury savaitės. Jo, kad trečianis. Tai man atrodo, tai buvo, bet vis tiek nusėdė, galvoju, prieš kurį daugiau nervų buvo. Man tai Gal prisimeni? 100% prieš šitą. Rimtai? Jo, man prieš šitą. Okay. Nežinau, neramu nuo ryto atsikėliau, viskas, mintis tik tai. Bet gal dėl to, kad čia dabar taip ganėtinai šviežia. Nu, gal. Metai praėjo. Nu, ne, man atrodo, šitas tikrai buvo labiau. Ir praeitas gal matai, buvo daugiau reikalų diena. Ten tiesiog darbo diena, viskas kažkokie. O prieš šitą, kai laisva, tai daug apmąstymų, daug visko. Tai man tai, kadangi jeigu papildžius iš mano pusės, tai aš manau, kad šitas saldesnis vien tuo, aišku, nas irgi negalima atimti laurų, tai buvo pirmas, taip toliau, bet šis tai, sakykime, dėl dviejų tokių aspektų. Berods ketvirtam kilnymės, ten minusą turim ir tiesiog su valdeliu sėdim viens į kitą ant suolą. Ką darom? Tai jau viską praktiškai išbandė ir, atrodo, nieks neina, ką trakinti, kaip ką įleis, kaip ką surotuoti, ką žaisti, nieks nesigauna. Ir po to kažkaip ten Hebra tikrai po vieno paskutinių taimautų taip susijėmė ir taip, aišku, iš nei vieno negalim nuvertinti, bet Giedra uždavė toną, o Maceikis ką galiai išdarinėjo, tai wow. Čia vienas yra aspektas, o kitas aspektas, kaip mes jį atšventėm. Kaip mes šventėm pirmą. Tai sakyčiau, šitas buvo įspūdingesnis. Mano ir sekantis klausimas yra, ar šventimas buvo vienas įsimintiniausių kaip trenerių Aukso istorijų? Nemanau, kad. Nemanau. Nu, bet... Mes geriausiai švenčiam tą, ką viską pralaimėm. 4 vietas mes taip esame atšventę, kad aš taip laukiu tos dienos, kada mes su A lygą medaliuką užsikabinsim ir man labai įdomu sužinoti, kur mes dar galim šventime, kur galim patobulėti, nes tiek visko esam padarę, bet sakau, B lygos 4 vietą, ta prasme... bet ir šitas šventimas tos gan išskirtinis buvo. Tai vienareikšmiškai. Neblogai. Tai vat aš dėl to sakau, kad jis man toks, aišku, gal dėl to, kad jis toks šviežesnis, su Ferimsta, buvo wow, ta prasme, finalas iki paskutinių sekundžių, ten irgi ta euforija po varžybų, tie fanai dar atrodė kažkaip arčiau sėdė NBA arenoje, ne? Tai irgi ten su visais ten šventėm, bet sakau, šitas dėl to, kad turbūt toks pakankamai šviežias. Okay. Tai apie šventimus supratau, dar truputį prieisim, bet kartu reikia pakalbėti apie mūsų lygos gerą draugą Chili Pizza. Kiek žinau, čia jūsų komandos neatsiejama dalis ir ten daug nuotykių nutinka. Chili Pizza, jeigu tai įvesti ir supras hebrai, kas tai yra, tai mes esam pasiekę su Chili Pizza tokį lygį, kad mes esam su Chili Pizzos administracija, pradedant nuo padavėjų, bandom kasti iki vadovų, mes norim įvesti visose Chili tinkluose, bent jau Vilniaus mieste, kad oficialiai būtų pavadinimas Pikūno koldūnai. Ta prasme, tai parodo, koks tai yra restoranų tinklas ir ta prasme, po kiekvienų varžybų mes ten... Kaip tu galvoji, mes vakar, sužaidėm abi rungtynės, ten iš Daugpilio grįžinėjom, nauja mieste, viską kažkokios kavinės, kur mes stojom pavalgyti Daugpilį. Tai aš net nebejoju ir aš galiu netgi atspėti, aš galiu iškart pasakyti, ką Pikis valgė ir ką gėrė. Ne visai, bet taip, bet taip, džiaugiamės bendradarbiavimu su Chili Pizza, tikrai Aukso komanda, treneriai irgi ten su savo nuotykiais, bet dar norėčiau užakcentuoti, kad su kodu SKL20 Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje Čekijui tikrai gausit nuolaidą. Pasinaudokit, lygos dalyviai, atsipalaiduokit po rungtynių, imkit pavyzdį iš trenerių. O mes dar, jeigu įsiterpiant, tai gaila, šį sezoną nebėra, bet praeitą ir užpėtą sezono Batų Kalnevą pareklamuosi Chili Pizza, Ukmergės gatvėje turėjom ekstra nuolaidą. Ateini pasakai, Rasytės nuolaidą, turėjom ir Rasytės nuolaidą. O kas žino Rasytę, visi supras. O tai kas dabar, kur tai nuolaida dingo? Aš ir manau visą komandą vylėsi, kad ta nuolaida kažkada pasirodys.
Supratau. Ok, vyrukai, tai vis tiek perinant prie šio sezono reikia nusikelti pačią pradžią. Ir pagrindinis klausimas, kaip jūs tapot Auks komandos treneriais? Nes visų pirma, buvot žaidėjai, Norgis dar iki šiol žaidžia, E-lygoje, nuo A-lygoje vis dar debiuto laukia. Bet ar kada nors galvojot, kad tapsi treneriais, kaip jais tapo, kaip atėjo tas momentas, ar čia mūsų mylimas Vaidas Indriliūnas suderino kontraktą, ar kaip buvo? Kaip aš apskritai pradėjau, aš 2018 baigiau žaisti. Sakiau, viskas gana, nebenoriu. Ir tada kažkaip mes rinkom po to sezono C lygai komandą, ne? Ir rinkom C lygai komandą. Aš prieš tai sezone buvau žaidžiantysis, berods, jeigu dabar gerai atsimenu, žaidžiantysis treneris. Ir tada sakau, aš tada galiu būti treneris. Sakai, davai, renkam komandą, padarom. Tai tada mes 2019 sezoną pradėjom C lygoje. Tai 19-20, tada 20-21 C lygą. O aš, Valdelį, aš nepaminu, iš tikrųjų nežiūrėjau. O yra nuo pačio pirmo C lygos sezono likęs nors vienas žaidėjas dabar pas mus? Ne. Ne? Ne, nėra. Tai tada mes tai buvom ir tada kažkaip, o pas Vaidą keitėsi treneriai. Kiekvieną sezoną naujas. Mes su Vaidu turėjom ten pažįstami, esam 100 metų, labai senų laikų ir taip toliau. Ir kažkada sutikęs su Vaidu, sakom, Vaidai, tai gal reikia pabandyti kažką rimčiau padaryti. Vaidas, atsiprašau, Gedvydas Vainauskas buvo, kur į sezoną 2-3 treneriai. Jis nekeisdo gal sezono metu trenerius, bet po sezono viskas. Kad naujas, važiuojam. Sakom, Vaidai, gal kažką rimčiau, davai, sako. Ir mes tada jau, turbūt čia buvo 21, man atrodo, 22 sezonas, ar 21-22 sezonas B lyga. Ir mes taip atėjom su juo ir susirinkom tą komandą, buvo pagrindas mūsų C lygos, tada pasipildėm, man atrodo, tada Domantas, Airis atėjo. Umbrytė, jo. Tai susirinkom tą ir mes visai turėjom neblogą sezoną. Kažkaip sulypo ir Hebra ir visą kitą ir mes nuėjome iki finalo ketvirto. Aišku, apie vietą čia aiškiai vieta mūsų ten. Kol kas mes taip važiuojam. Ketvirta? Ketvirta. Ir tada po to ketvirto, sako, galima įti į lygą. Ir mes realiai susirinkom žaidėjus, kad mes, tikrai turėjom gerą sudėtį, kad su ta pačia įti B lygą, pažiūrėjom, kad nelabai verta. Ta prasme, tikrai galima įti į lygą. Ir pabandėm, taip ir atsiradome S lygoje ir jau 3 sezonai. Ne, šitas 3. Ne, 4. Ketvirtas. Aš sakyčiau, kad 4 2 kartų buvo Final Four, kur 4 vieną kartą iškritot. Pusfinalį. Ketvirtfinalį patį pirmą mes iškritom ketvirtfinalį. Ir tada 2 tai ketvirtas. Jo, tai taip ir atėjom. Okay. O jūs iš karto, kad aš suprasčiau, pats jūs iš karto buvo atėjot? Ar pradžiai Valdai tu su Vaidu šnekėjai ir tada Norgis prisijungė? Ne, mes abu. Mes kažkaip sakau, mes bendrai, mes ar kažkur buvom sustikę, ar kažkaip nežinau, kad mes kalbėjom bendrai. Ir B-lygoje, o tu žaidėjai B-lygoje ir ne? B-lygoje? Tai taip, aš iš karto, mano pats pirmas sezonas Auksose aš atėjau į B-lygą. Ne, bet kaip jau mes tau nežaidai. Ne, C-lygai dar žaidėjai, o B-lygoje. Tai bet tai čia, žinai, Valdelė, čia nėra čia ko slėpti, turbūt ne kartą sėdint prie stalo su gaiviuoju gėrimu, išėjo kažkokia mintis, pamatėm, kur kažką galim, gal geriau ir taip toliau, davai pabandom. Taip Kodėl ir ne? Tai aš atsimenu, kaip ir buvo čia. Ne? Kai mes kalbėjom, jo. Tai ir tada Vaidui pristatėm šitą mintį ir... Okay. Kur esam šiai dienai. Su moterių komandos jūs, tai Vaidas pasirašo ant tokių pradžiai įdomių sprendimų, bet galiausiai pasiteisina turbūt. Tai... Pas Vaidas svarbu su idėja, ateitis išklausys jos. O tada turiu tokį klausimą. Ar esat, kad tarpusavį pašnekėję, ar yra kažkoks tikslas, kad, sakykim, čia, kaip pavyzdį duosiu, kad laimim 2 back-to-back A lygą, ir mums užteks. Ar jūs galvojat, kad čia tik jūsų pati pradžia, ar buvot pagalvoję, kad jeigu laimėtume A lygą, laimėtume tą, gal 2 metus šilės, ir sakytume, kad šeimos viskas mums užtenka. Tai netai paklausai, Patrikai, turbūt. Ar yra buvę momentų ir pokalbių, gal jau viskas šitas sezonas paskutinis. Ypač kai pamatai, kai Hebra pradeda registruotis į varžybas, iki varžybų 2-3 valandas ir ten matai 5 žaidėjus, arba ten 5 reikia man registruotis. Tai
Tai vat kodėl ir yra, argi sudėti. Bet tai buvo apsirengęs, kai va prieš mus žaidėt, bet neišbėgai. Tai aš sakau, čia jau su treneriu. Aš su juo po sezono, o... Ne, bet jūs rimtai dabar- esat pagalvoję, kad tarkim, laimim back-to-back lygą, ir gal būsim atidavę viską, ką turim. Ar tik Aš pati ne. pradžia? Ne. Aš asmeniškai ne. Okay. Ne. Gal Tikrai tikrai. ne. Aišku, čia kol kas būtų įdomu pašnekėti, jeigu būtumėt laimėję, bet, tarkim, negalvojat, kad, tarkim, SKL A lyga čia nėra lubos. Gal RKL būtų įdomu pasibandyti, gal RKLB, gal RKLA, gal dar kažkur. Vis tiek, jūs žaidžiat su tais pačiais hustleriais, kurie, ta pati komanda vos nerealiai RKLB žaidžia. Tai, jie per 2 lygas gal ir jums būtų įdomu, aišku, čia jau. Tai aš galiu, Valelį, tai atvirai kalbant, tai mes esam šitą temą kalbėję. Bet yra daug bet. Žinai, pagrindinis faktas, dalykas yra finansai, nėra čia ko slėpti. Ne? Antras dalykas, mūsų asmeniškai su Valdeliu šeima. Šeima, vaikai auga, reikia ir jam. RKL vyksta savaitgaliais. Ta prasme, ten keliaut po Lietuvą, yra reikalų, nereikia toli žiūrėti, matom, ką jūs su panom išdarinėjat. Ta prasme, NBA žaidėjai tiek nesužaidžia varžybų, bet čia jūsų problemos. Tai va, tai čia antras dalykas. Trečias dalykas, aš žinau, Valdas čia man patvirtins ar paneikšia, bet aš dėl ko esu šitam klube ir toliau noriu būti, pagrindinis dalykas yra chebra. Ta prasme, ant kiek tu būni po dienos pavargęs, ten varžybos 9 valandą, tu nusikalęs viską, bet, ta prasme, tu važiuoji su didžiulė motyvacija, nes tu žinai, sutiksi tą pačią chebrą. Ta prasme, nežinau, ten pradedant Umbrytė, Sušis ir visi kiti, ta prasme, jie nuo pirmų dienų iš esmės su mumis ir šiaip žiauriai gera chebra yra susiklijavo, žinai. Jeigu mes ten nueinam, kaip sakai, ten RKL, ne, kai kurių tikrai neliks. Kai kurių negalėsim išlaikyti dėl kitokių priežasčių, kai kurie tiesiog jau to nebenori daryti, tada prisiemi legionierių, tada prasideda apie ką šis klubas, apie ką šitą komandą. Nes man tai klube šitam, ta prasme, komandai yra svarbiausia, tas jaunimui žargonų kalbant yra vaibas. Dėl ko, ar tu eini su malonumu, ar tu eini su per kančias, žinai. Nes jeigu eitum per kančias, tai čia turbūt senai mes jau būtum išsiskirsti ir viskas, žinai. Tai... Nes čia mano buvo toksai klausimas prieš klausimą, nes manau, ir įdomi jūsų nuomonė, ten aš turiu vieną, jūs gal kitą, kiek turi būti profesionali, kiek profesionalus požiūris, kiek profesionali pati turi būti komanda būtent A lygoje. Ar tai vis tiek yra mėgėjų krepšinis, bet jeigu nori siekti tikslų, vis tiek norėtųsi, žinai, treneriai tikrai norėtų, kad susirinktų kažkas treniruoti, niekada tai neprisikviesi mėgėjų lygoj. Bet kiek turi būti tas pats požiūris rimtas, kiek treneriai turi reikalauti, kiek nereikalauti, ar jeigu ateina dėl vaibo ir ten jūsų salės laikas po 9:10, čia vėliausias laikas. Tai jeigu ateina vyrukai po 9:10, ten viena koja, ar jūs turite teisinti, reikia neturit, kaip jūs galvojat, tas visas profesionalumas, bet čia kalbam tik apie A lygą kol kas. Matai, tas apskritai, kas yra tas profesionalumas mėgėjų krepšinį, jeigu taip žiūrint. Mano nuomonė, to profesionalumo, sakyčiau, galbūt turi tai pagrindė studentai, ten dar kas dabar Sanitas, vaikų komanda, jo, vaikų jau, jaunimo, ne vaikų, ir nes jie sportuoja, jie treniruojasi daugiau, ne? Mes, asmeniškai, už savo komandos, mes iš vis nestreniruojam. Mes treniruotis turbūt neturėjome jau porą metų. Ne? Mes realiai tik žaidžiam. Bet, ar to užtenka? Sunku pasakyti, gal dar liekam ketvirtį. Gal neužtenka. Čia labai kaip pažiūrėsi. Bet mūsų realiai turbūt visi žaidėjai žaidžia dar kažkur tai. RKL'as, turbūt, kad, nežinau, visi. Galbūt jau ten veteranai keli mažiau žaidžia. Bet RKL'as, kitos komandos ir taip toliau. Tai jeigu mes bandom daryti treniruotę, tam nėra laiko. Plius visi yra vyresni jau, darbai, dar kažkas vėl. Tai, bet kaip ateina į varžybas, atrodo, kad mes, nežinau, 100 metų žaidžiam, viską žinom, visi stengiasi ir viską daro. Tai, nežinau, kaip man norėtųsi turėti bent vieną kitą treniruotę, bet to nėra. Realiai treniruojamės varžybose, viskas vyksta varžybose. Tai
sakau, tas profesionalumas, aš nežinau, kiek tų komandų turi treniruotės ir daug sportuoja ir taip toliau. Bet va tai čia aš manau, vienintelis studentai plius Nu, tai, studentai, taip, jo. nes tai studentai, žinai, žaidžia ir studentų lygose ir taip toliau, ne? Jie tą turi tas programas. Apie sanitą jau kalbėt ir taip toliau. Bet tai vienas žodis ir yra - mėgėjų. Ta prasme, nebent tu labai siektum, nežinau, eitum link labai didelio profesionalumo, nežinau. Jo, jeigu turėtum kažkokius Mes, sakykime, planus, nutarėm, kad jau yra 5 metų planas, ir tu turi konkrečius tikslus, kad tu turi per 5 metus kažką pasiekti, ne? No. Tai tada taip, aš suprantu, kad tada jo, tu gali sportuoti, gali treniruotis, bandyti išlaikyti tą patį brandolį ir taip toliau. Nes dabar pas mus vieni žaidžia vienoje komandoje, kiti kitoj. Nu gerai, dabar turim pliusą, sakyčiau, šiaip pliusas, kad Trakų ar KL komandoje žaidžia 6 žaidėjai dabar iš mūsų. Tai jie vėlgi, jie ten treniruojasi. 6? 6. Jau 6. Trakai. Tai va, tai laukia mačų. Mums tas padeda, aš įsivaizduoju labiausiai. Ir sakau, mes žaidžiam ne pirmą sezoną, pagrindas lieka, pasijungiam naujų žaidėjų ir kol kas pataikom su jais, jie pritampa. Ir plius pabrėžti galim, pabiškai su vienu kitu sekasi jaunimo pakankamai gerai integruoti. Pagaliau. Ko mes kaip prieš kiekvieną sezoną norim, kiekvieno sezono eigoje norim. Šita tema mums yra skaudi, mes vis bandom noris tą jaunimą, kaip sakyti, pačiupinėti ir pajausti, ta prasme, duot šansą ateiti į tą tikrą vyrų krepšinį, kad suprastų, koks tas vyrų krepšinis, nes, A lyga tikrai yra, pakankamai stipri ir aukšto lygio, tai, bet, sunkiai, bet pastaruosius, sakykim, porą metų, tikrai sekasi vieną kitą išsitraukti. Vieną kitą, jo. Taip, tai aš ir susijęju 2 klausimus. Gerai, kad sakėt, kad jūsų pagrindai yra tikslas SKL, nes taip, aš jūsų nepažinočiau, bet kaip aš žiūrėčiau taip iš šono, kad faktas RKL ten reikia finansavimo, visko, bet, tarkim, žiūriu, ten 2 kartų taurę laimėjot, ten A lygoje kaip pasiseks, tai pasiseks, bet kol kas reguliarų laimėjot, visą laiką Final Four'e dalyvaujat ir galvoju, ar nebus, nes žaidėjim, tai būtent man viskas aišku, jie jau ir taip žaidžia tos RKL'ose, jiem viską, bet jums todėl ir klausiau, kaip treneriam, nes vis tiek tas, virimas savo sultys, aišku, kol nepasiekia ten visų savo įmanomų tikslų, tai čia yra dar per anksti klausimas, bet jeigu pasiekia ar nesinori, aš sakau, suprantu tą visą finansavimo klausimą, viską, bet ar nesinori kažką daugiau truputį, Taip pat, aš tai manau, šitą klausimą davai atsakom, kai kažką pasieksim. Gerai. Nežinau, nebent Valdas. Matai, manau, būtų įdomu, bet turi sukrist labai daug dalykų. Taip. Tada turi... Žmona geros nuotaikos turi būti, kad leistų vakare. Ir ne vieną dieną, ir ne vieną savaitgalį, o visą sezoną. Ne, manau, žmona važiuotų kartu į varžybas su šeima. Tai čia, bet vėl, čia sakau, turi daug sukrist. Būtų įdomu, bet nenorėčiau eiti bet kur, su bet kuo ir taip toliau. Jo, tai čia turi... Eit, kad eiti, čia ne... Jeigu, sakykim, aišku, aš manau, ir tu sutiktum. Jeigu išlaikomės tą pačią sudėtį, ne? Ir, sakykim, dabar, sako, Vaidas ateina, žiūrėkit, yra dylas, turim rėmėjus, turim viską, turim visas galimybės, einam ar ne? Ir visus žaidėjus prisikalbinam. Nepagalvotum? Faktas, kad pagalvotum. Žiūrėk, Valdai, aš tai labai paprastai galiu šitą klausimą atsakyti. Tada tave, tavo žmoną, Vaidą, pasikviečiu pas save į namus. Šiaip sakau, atvari svečių. Ir sėdim kalbam. Bet nesakau dėl ko. Ja. Ir tada jūs jai pristatot viską. Aš tai... Simona ruoškis. Gal geriau kokiam spa būtų arba Ispanijoje pristatyti šitą idėją. Tai čia Vaido idėja. Aš jau paprastesnių kelių. Ok, tai dar trumpai pakalbant apie lygą. Šiais metais yra 7 komandos. Tai yra vienas, aš aišku neturiu duomenų, bet vienas mažiausių skaičių A lygoje paskutiniu metu. Nes visą laiką lygtis būdavo daugiau. Gal kaip pirmam sezonė mes žaidėm, gal irgi buvo 7. Bet šiaip būdavo įprastai daugiau. Čia labai mažai yra. Tai ir turėjau omeny. Kaip jūs įsivaizduotumėt taip trumpai tobulo formatą A lygos būtent, kad nebūtų, kadangi turite omeny, kad žaidžia per daug komandų tie patys žaidėjai, tai kiek komandų turėtų būti, galbūt koks formatas ir vis tiek žinant B lygos komandas šiais metais, ta B lyga... Linku ir lenkiu. Kurios komandas iš B lygos galėtų eiti ją drąsiai žaisti. Tai aš tai labai atvirai pasakysiu. Dabar 7, ne, sakėm? 10.
10 komandų. Aš sakyčiau 10-12 komandų. 2 ratai. 10-12 komandų yra, aš manau, realus skaičius. Dėl ko sakau tokį skaičių, nes aš labai pasigendu SKM, VKM komandų, kur, manau, tikrai galėtų talentingiausi vaikai žaisti ir, nežinau, turbūt su manim sporto mokyklų treneriai, vadovai turbūt pasiginčytų ir daug kur nesutiktų. Bet SKM komanda žaidžia B lygoje viena. Aš apie A lygą kalbu. Kodėl A lygą negali žaisti? O kiek metų jiem, kurie žaidžia? Jie 2, taigi iš B lygos pas mus topoj žaidžia 3 ar 4 jiems 17, tai jie 2, 8, 9 kažkas. Žie vyriausi? Nėra vyresnių? Ne, tai žiūrėk, vyriausi, tai kurie išeina į sporto mokyklas, tai va čia ir yra tas problema, kad, aš gal truputį čia nestosiu į gynybą mokyklų, bet, tai tie talentingiausi vaikai jau išeina į Ryto Žalgirio sistemas, nes jau 17-18 metų lieka ta komanda ir vat kaip pavyzdys, ta vadinama SKM dabar, tų metų stipriausia komanda žaidžia B lygui. Ir jinai B lygui. Gerai, aš tau turiu kontrargumentą. Ne prie viršaus, tai ar jinai... Dabar, Jėzau. Bet tie patys žaidėjai žaidžia A lygui. Aš kontrargumentą tau noriu pasakyti, o, pavyzdžiui, kodėl negali komanda Rytas Marų ar Kelė, kur žaidžia? Taip vadinasi komanda, kad bijau suklys, bet berod. Kodėl jie negali žaisti A lygai? Dėl to, kad... Taip, ar Kelė yra, tai gerai, savaitę 2 varžybas. Aš suprantu, Patrikai, mes dabar... Ne, tu nestoji, mes diskutuojame, ne? Čia yra mano tokia nuomonė, kur aš galvoju, kodėl jie negalėtų žaisti. Okei, yra dar moksleivių lygos, jie turbūt žaidžia, ne? Tai ten tos krūs. Bet aš, aš kaip ir sakau, čia yra mano nuomonė, turbūt su manim daug kas ir nesutiktų, gal kas sutiktų, bet aš labai pasigendu šitų organizacijų komandų, kodėl nėra. Man labai trūksta ir aš manau, jiem patiems būtų didelė nauda. O kitas dalykas, galime eiti ten, kur tu nori, Patrik. Tai kas iš B lygos komandų galėtų prisijungti prie A, gal matot? Tai tu vardink, mes sakysim taip arba ne. Man tai čia visi mato, kas kažkiek tą sostinės lygą domisi žaidžia, tai čia yra aišku. Taip, negi mes dabar pradėsim vardinti, tie gali, tie negali. Tai visos B lygos komandos gali žaisti. Lygiai taip pat, kaip visos A lygos, matom, kas šiame darosi B, galų galia kai kur C lygos komandose. Tai dabar toks jausmas, kad kas kur nori, ten gali žaisti. Ir mes galim kitą sezoną tą pačią sudėtimus registruoti C lygai. Vaidas leis? Manau, kad leis. Kodėl? Kokia priežastis, kodėl negalėtų leisti? Kėlė Vaidui Indriliūnui. Jo, tai kas kur nori, ten žaidžia, bet dabar čia įvardinti tas komandas, tai galim vardinti, bet čia, Valeris gerai pasakė. Visi žino, visi mato tas komandas, tai čia. Aš tada galvoju, anonsuosiu tai pabaigoj, bet galiu pasakyti dabar žiūrovom, su Vaidu yra sutarta, turėsim po sezono ir uždarom užsklandą su A lygos finalo ketvirto ir mes turėsim su Vaidu podcastą, kuris vadinsis Nepatogus klausimai su Vaidas Indriliūnas, prisirinksim feedbacko iš visų lygų ir Vaidas atsisės ir atsakinės į visus klausimus. Čia manau, 4 valandų užteks? Gal užteks. Bus vis tiek, filmuosim, kad ir 4 valandas, timestampai bus uždėti, kas kam įdomu bus, ten tas įsijungs, bet aš manau, kad šiais metais yra komentarų. Jis jau sutiko? Taip. Dar aš jam pasiūliau, jisai sutiko ir sakė, net labai nori atsakyti visiems viešai klausimus, kad niekam nekiltų, tai leido anonsuoti šitam podcast'e, kad bus toks pokalbis. Tai vat, jisai tegul pasiruošė, tegul savaitę turės laiko, bet tokį podcast'ą turėsim, kur su juo galėsim išsiplėsti, kas čia kur dubliuojasi, kas čia neto lygui žaidžia ir panašiai. Jūsų aš nekabinsiu studento. Gerai. Žiūrovai turėjo progą užduoti kelis klausimus. Įvardinsiu, kas klausė, bet buvo įdomių klausimų. Vienas susijęs net su jūsų, kaip net dabar jūs apsirengė, bet prie to prieisim. Pirmas klausimas. Prašo trumpo gal man perskaityti. Ne, viskas gerai. Prašo trumpo komentaro apie Brolių gatvę. O kas paklausė? Vytenis. Vytenis? Trumpo komentarą. Čia ne man klausimas. Aš neįsivaizduoju. Aš tiesiog trumpas komentaras apie Brolių gatvę. Brolių gatvė, namo numeris 4, Vilnius Naujininkai. Gerai. Viskas. Tiek. Vytenis puikiai žino šitas istorijas. Jis norėjo užduoti klausimą. Tai viskas, šaunuolis. Ačiū, Vytenis. Toliau. Domantas. Kuris? Tas vienintelis Pikūnas.
Snaiperis, tą, kur atskleidėt. Palauk, Ryčkas irgi Domantas vardas. Neišskirt. Ne, nu bet vienas pas jis komandai žaidžia. Supratau. Kokie didžiausi jūsų pasiekimų kaip žaidėjų ir jeigu kažkada būtų SKL A lygos auksas, kur įdėtumėt tą pasiekimą? SKL auksą tarp savo žaidėjų pasiekimų, čia galime įsiplėsti. Mėgėjų, Čia žaidėjų mėgėjų lyga ar apskritai? Apskritai. Mano didžiausias tai su Vilniaus krepšinio mokykla laimėjom vasaros berot žaidynės vadinosi, ar kažkas tokio Lietuvoje. Tai čia mano didžiausias laimėjimas tikrai. Turbūt dar vienas iš tų tarp mokyklinės buvo laimėtas Vilniaus mieste. Su Martynu Pocim ten, Tomas Balčėtis komandai buvo. Labai gera komanda mūsų buvo. Gintaras Pocis treneris buvo. Tai va, o SKL auks. Nu, nėra to aukso kol kas. Kai bus, tada dėsim į lentynas. Tai mano tokie va du. Nu, tai gerai, tada SKL aukso nėra, Makulavičiaus auksas. Kur dėtum? Jau į vieną lentyną. Į vieną lentyną dėčiau. Ok. Norgi tavo žiūrėjau praeitais metais E-lygos finalą. E-lygos buvo. Ne, nu va, matai, taip tu ir žiūrėjai. Ne, nu, žaidėjas nepasiruošė. F-lygos finalą. Visi prašė, kad mestum, tu ten perdavimus skirsti. Mesk. Metė lygoj. Mano koks didžiausias, tai mano tai šitas, tai metų dabar, neatsimenu tikrai, nepasižiūrėjau, bet buvo pirmi metai, kai Sostinės krepšinio lyga padarė D lygą. Ir O aš kokią komandą žaidėjai? Vilnanbrok Baltic. Tokia buvo komanda. Tai legendinius Valerijai Četovič, kur ten visiems prisiminimus kelia. Tai va, ir daug kitų gerų bičių. Dauguma jų po to perėjo Japų pasidarė komandą. Nu, Kažkaip galvoju, kad čia buvo Japų. Ne, tai ta pati, iš esmės Hebra, po to ten tik keitėsi pavadinimai. Pavadinimai, nu. Jo. Tai va, ir tapom čempionais. Esu pirmas D lygos čempionas. Ir po šiai dienai pykstu. MVP turėjau būti aš. Četovičius gal 2 kamuoliais ten daugiau atkovojo ir jam davė. O įmetė 3 taškai? Ne vieną, manau. Tada tikrai tu turi. Tai kur Makulavičiaus auksas stovi? Tai numeris 1, faktas, kad numeris 1. Aš tų daug tokių apdovanojimų, kažkokių titulų neturiu. Kukliai, tai šitie 2 yra mano numeris 1. Ok. Tai dar kalbant apie apdovanojimus ir panašiai, tai Sostinės krepšinio lygoje tiek mėnesio geriausiam, tiek savaitės pasirodymam Neodenta klinika sutikė geriausius prizus geriausiam žaidėjams. Ir aš tokį iškėliau klausimą Vaidui, ten kitiems SKL žmonėm, kodėl trenerių niekas neapdovanoja, pavyzdžiui, mėnesio treneris. Tik norėtumėt, kad būtų įsteigta, nes visi žaidėjai, o gal, pavyzdžiui, ten kokia nors dugno komanda nugali favoritų. Norėtumėt trenerių apdovanojimą? Neodentas Aš norėčiau lygos čempioną auksą. Būtų gerai, nėra irgi gerai. Ok. Bet Vaidai, pagalvok. Apie daugą. Ok, tai taip, tai irgi labai džiaugiamės bendradarbiavimą su Neodenta, tikimės, kad jisai tęsis, žaidėjai džiaugiasi savaitę, mėnesiais užgautus prizus, tai viskas tikrai yra tvarkoje. O mes dėl jų džiaugiamės. Taip, mes tik tais kaip treneriai niekada negavom tų. Nu, tu kaip lygos žaidėjas nei karto negavai dar? Ko? Neodentos apdovanojimą. Kitas klausimas, Patrikai. O lygos? Kitas klausimas. Gerai. Kitas žiūrovų klausimas. Ar jūs jie daugiau nei draugystė? Tai vardink, kas pauždavė. Kas yra daugiau? Mes žiūrim, nuo autoriaus mes tada žinosim, kurią liniją eiti. Lyga. Paskyra buvo tiesiog lyga kita. Tai Indriliūnas. Ar Gabija? Gabija perina prie kauntos? Gerai, trumpai ir aiškiai taip. Jeigu čia kažkokiu norit, nežinau, praskleist, kad šydą dar kažkokių pikantiškų detalių. Mus jie daugiau nei treniravimas, nei kolegas. Viskas. Supratau. Tai va. Žmonos pritartų. Jos tą mato. Supratau. Aušrinė taip pat klausė, ar jūs
ir miegat su savo kepurėm, per kurias sėdit ir varžybose, ar apskritai iš kur atsirado šitas stilių detalė, nes kaip tik galvojau, būsit podcast'e su kepurėm ar ne, bet pasirodo taip, mačuose sėdit su kepurė, toks išskirtinis atvejis, tai kaip atsirado čia šitą istoriją? Kepurės kaip atsirado, tai nusimti ir parodyti gal reikia, bet okei. Taigi finaluose būnam be kepurė. Tai va, tai aš tai va tą ir norėjau sakyti, o mes finaluose būnam be kepurė ir aš manau šį sezoną, nors aišku, Makulaičių buvom be kepurė ir laimėjom, ne? Tai o finaluose kiek lygos buvom, Final Four kiek buvom be kepurė, nu, jau podcast'o pradžioje apkalbėjom, kuom viskas baigdos. Tai reiks turbūt šitą tradiciją gal pagaliau laužyti ir nesiblaškyti ir čia nevaidinti. Bet tai kaip jinai apskritai atsirado, kaip jūs sugalvojot kepurės? Patrikai. Nusimum kepurės. Tai gerai, nu tai daug žmonių, kurie dar nesusidraugavo su Turkijos rinka, nenaudoja kepurė. Tai čia tik dėl to, tai viskas, tai čia viena priežastis. Mūsų tikslas yra, kad mėnesio MVP apdovanojimą gautų kelionį į Turkiją. Vaidai? Du Vaidas, pavyzdžiui. Nežinau, nėra kažkokio tokio, kad būtinai čia dėl kažko. Savaime tiesiog, nežinau, vieną kartą, aš atėjau vieną kartą ir kažkaip. Dažnai būnu su kepurė. Jo, aš tai lygiai tas pats. Tai, ką žinau, nėra tokio kažkokio labai, kažkokios čia intrigos didelės. Specifinės kažkokios, ką aušrinė nori išgirsti. Aušrinė, tau nereikia kažko, kad mes pasakytumėm. Taigi, tu matei mus ir per finalus, ir be kepurį ir taip toliau, turbūt supranti dėl ko. Bet SKL finale, tai pasakykit, nu gerai, nesakysiu SKL finale, gal mes patys kažkur susitiksim dar su jumis, bet SKL finalo ketvirtai, būsit su kepurėm ar be? Vieną klausimą, žiūrėjom, atsakyti. Be. Ai, laikomės be. Turim nulaužti tą kodą. Bet nesutiko. O jeigu kas nesuprato, kodėl mes su kepurėm, tai prašom apsilankyti SKL Final Four ir suprasit. Iš galo atsisėskit. Ir iš priekio gali. Ten daug nebereikia. Ok. Dar noriu sugrįžti, nu, aišku, čia jums turbūt nelabai maloni tema, bet dvi ketvirtos vietos iš eilės. Finalo ketvirtos. Bet stabilumas. Nu, tai yra faina. Supratau. Tai mano klausimas yra, kuo skiriasi šie finalo ketvirtai ir ką galvojat vis tiek, praeina laiko, dabar jau tikrai daug laiko praėjo, susigula mintis, ką būtumėt kitaip darę tose finalo ketvirtuose? Ar yra tokia mintis, kur praėjo porą mėnesių galvot, gal kažką net taip reikėjo daryti, kad taip nebūtų įvykę, gal kažkoks nusitikimas, gal kažkoks sprendimas, ar buvo tokių minčių? Mes net nesam tą temą kalbėję, ar esam? Aš dabar tikrai dažniausiai po finalo čia su savim daug bendrauji. Ne, tai taip, bet, kad, pavyzdžiui, ten praėjo, nežinau, ateini sekantį sezoną ir kažkur susėdi ir kalbėsi, žinai, kas buvo. Kad kažkaip taip susėstumėm ir kalbėtumėm, blemba tą epizodą ar tą rungtynių dieną kažkaip kitaip darytum, ar ten vienu kitokio atveju. Bet tu jau sakai, jau su kepurė nori įtarėti. Ai, nu tai čia iš tos tu nori, iš to pikantiškų kažkokių detalį, ką nedarytum. Aš šimtai, ta prasme vis tiek, 2/4 vietos vis tiek kažkur pagalvoju, gal kažką kitaip reikėjo daryti. Su B lyga 3. Su B lyga 3, tai kažkur reikia ieškoti sprendimų. Pradžiai mes baudas. Aš atsimenu labai gerai B lygą. Mes išėjome į tą finalo ketvirtą. Romerė, ne? Jo. Legendinė salė, pati geriausia Vilniui, tikrai. Pusfinalį, ten galiu biškelį klysti vieną kitą baudą. Pusfinalį berods 17 baudų prametėm. Dėl trečios vietos 18 ar tai 19. O ten pralaimėjom 2-3 taškais. Tai gali daug analizuoti, gali daug galvoti, gali taip, aišku, sprendimai, dar kažkas. Matai, būtų dar įrašoma, galėtum peržiūrėti. Tai būtų galbūt paprasčiau, galėtumėm ten, čia reikėjo kažką padaryti čia, bet tas pats buvo panašiai yra lygoje. Vėl tas pirmas pusfinalis. Rokas Balbierius. Rokai, šaunuolis. Ačiū. Tai ten kosminis metimas, žinai, viskas kaip ir atrodo neblogai, žaidėm prieš geras komandas, negali sakyti ten. Tai labai sunku pasakyti, bet vėl praeitų metų dėl trečios vietos, ten gal 60 kelis taškus įmetėm. Kai šiaip metam arti 90, vėl pataikymas tragiškas. Sunku pasakyti, nežinau, ką reikėtų, ar kažką keiščiau, nežinau. Sakau, reikėtų žiūrėti kažkokius įrašus, kažką tada galėtumėm kalbėti detaliau, bet nežinau. Galbūt patirties trūko, galbūt mums kaip komandai mes vis tiek
nebuvo Ir vėl ten aš kažkokie, grįžčiau, tai žinai, mėgėjų Jo, krepšinio kažkas čempionatas. Tai tu nežinai, kaip koks žaidėjas, galų galėt, nu, kad ir iš savęs, žinai, ateini vieną dieną pavargęs, kartais kažko gal nesinori, bandai save kažkaip motyvuoti. Aš lygiai taip pat suprantu ir žaidėjus. Nu, vieną kažkur gal koks jaunesnis, pajutė kažkokį jaudulį, spaudimą kažką, nu vis tiek jam tai kol kas gal pirmas gyvenimo kažkoks ten, žinai, čempionatas, Final Four, vien tą žodį, žinai. Lygiai mum ten treneriam, žinai. Nu, tu nežinai, kokį gausi tą patį žaidėją atėjusi. Palauk, prieš šį Final Four praeitą, kai mes Ryto arenai žaidėm ir... praeitis. Kiek buvo prieš praeitus metus? Ne, aš turėjau omeny, kad mes tokie biški liktai nervuoti ir teisėjų rūbiniai... Ne, ten tai buvo gera rūbinė, gerą gavom. Jo, apšilimą padarėm ir ėjome varžybas. Jo, bet mes prieš praeitą finalo ketvirtą labai šiaip daug turėjom sveikatos problemų. Taip. Ten labai buvo, viskas labai kabėjo ant plauko, ką žais. Ten mes galėjom iš vis būti be geriausių žaidėjų realiai. Ten labai sėkmė dar buvo, kad jie grįžo Taip, būtent sukrito, realiai. taip, Va, taip. Kažkas po mėnesio nežaidęs, kas dar kažką. Ir žaidė geras rungtynės. Tai čia sunku pasakyti. Nežinau. Okay. Nesusėsit šiais metais prieš finalą ketvirtą dviese pašnekėt? Mes dažnai susėdam dviese pašnekėti. Mums nereikia finalo ketvirto, kad mes susėstumėm dviese. Ok. Norėjau paklausti visą laiką, Valdas ne vieną kartą man yra sakęs, gal Auksų komandų, bet Valdo pačio filosofija yra, kam reikalinga gynyba, kai yra puolimas. Iš Valdo, gal ne žodis į žodį, bet panašiai esu girdėjęs. Toks yra Auksų žaidimo stilius. Visiškai 100%. Gynasi tik silpni. Nu, aš tai sutinku dėl to šitam klube. Jeigu aš nesutikčiau, tai čia aš nei klube Ne, bet sėdėčiau ant pažiūrėkim suolo, nei šiaip, čia nu, sėdėčiau. Patrikai, tau, kokias tu įdomiau žiūrėt rungtynės? Gynybinį stilių 60-63. O, wow, kaip smagu. Antram kėlinį 17 taškų įmetęs. Ne, tai kaip mėgsta sakyti, kančios krepšinio. Kančios, jo, tas. Ar kai įmeta po 90, greitai žaidžiam, daug metimų, dar kažką. Aš pabūsiu tada velnio advokato, aš pritariu, kad puolimas yra taip, bet, tiesiog diskusijai. O kas geresnis treneris, Jaskevičius ar Atamanas? Kas laimėjo daugiau Eurolygos titulų? Tai reiškia, Atamanas geresnis treneris. Aš nesakau taip, bet kas laimėjo daugiau? Čia, žinai, čia galim diskutuoti. Nu, ta prasme, jeigu šiaip asmeniškai manęs klausi, kas geresnis, man tikrai Jasikevičius geresnis. Bet, Atamanas, kokias jis surenka komandas, kaip jis su jom žaidžia. Tu prasme, žiūrėk su Efesu vieną sezoną, kai ten antrą ir ten kartą laimėjo. Antakis kyla, kad jūs diskutuojate, ar Atamanas treneris. Bet jo komandas laimi. Koks skirtumas, koks jis ten geras, blogas? Nu gerai. Čia, žinai. Bet gerai, įdomi diskusija, viskas sakyti, kiek nori. Taip. Bet man puolimas patinka ir aš manau... Ir mes raginam. Yra pas mus ne vienas žaidėjas, kur gyvenime nežiūrė, apie Pikūną apšnekėta, bet taip, Pikūnas yra kita istorija. Tai, bet yra ne vienas žaidėjas, kur, linkėjimai Žygiui Žiūkui. Jis žmogus, aš jeigu gerai atsimenu, jis praktiškai nemesdavo tritaškio. Sakėt, senai jį matėt? Žygiai laukiam. Pusfinalį matėm paskutinį kartą taurės. Jo, tai ta prasme, kaip jis pradėjo, aš nežinau, ar tai su mūsų raginimu, ar tai ne su mūsų, aš nežinau, bet tokia tendencija atrodo ir mes vis raginam, Žygį, mes. Mes matom per apšilimą, kad žmogus turi gerą metimą, jam tik reikia kažkokio pasitikėjimo. Tai per tą skatinimą mes sakom, tu geriau mesk laisvas, nei ne mes. Jeigu nemesi, tai kam tu tada aikštelį? Tai sėsk, leisk kitam, kuris nori mesti. Tai ir... Aš tada sakau, kada tu turėsi geresnę progą negu laisvas metimas? Taip. Kada? Per apšilimą. Tai va. Ok. Čia faktas, gali pritart, nepritart, bet, jūsų taškų vidurkis tai parodo, apie ką yra visa filosofija. Tai čia tikrai. Tada, jau einant truputį link pabaigos, noriu užduoti. Nenoriu, kad jūs čia prisišnekėtumėt. Jūs tikrai neatsakysit iki galo į klausimą man, bet vis tiek. Koks yra Auks organizacijos A lygos komandos šio sezono tikslas? Kas tenkintų, kas netenkintų. Makulavičiaus taurėje yra, reguliariojo sezono nugalėtojai esat. Kas tenkintų? Finalo ketvirtas, medalis, finalas, auksas. Tai taip. Ketvirta vieta, medalis, kurio dar nesat A lygos turėję, finalas, kuriam nesat žaidę. Ar tik auksas? Sakykim taip, medalis.
Eikit, gerai. Aš tai nebūsiu kuklus. Auksas. Ketvirta vieta. Ne, auksas. Ir aš matau, kaip niekad šitą sezoną Hebros potencialą, Hebros norą. Atsimenim Atseikio žinutę mūsų čiate, kur Vaidas yra pažymėjęs, kad... Negarsink jos. Ne, tai aš jos negarsinu. Ir aš su juo pilnai sutinku. Ir aš matau, kaip Hebra nori, kaip kur kartais netgi tikrai verčiasi per galvą, kur tikrai būna pavargę, pusiau traumuoti arba vėlgi per daug minim tą Pikūną podcast'e, bet kaip Pikūnas ten be kojų laksto, atsiduoda visa širdim, aš matau, link kur mes einam. Aš tai nebūsiu kuklus, aš tai sakyčiau, kad auksas, bet ar mes turėsim auksą, ar mes turėsim 4 vietą, mes švęsim vienodai. Gerai. Blemba, sakei, kad 4 vietos šventimai legendiniai, bet tu sakei vis tiek nori pamatyti tas lubas. Tai aš noriu, tai sakau, mano akis ir mano motivacija pasižiūrėti, kur mes dar galim, kaip klubas paaugti šitoj vietoj. Tai... Bet negali žinoti, gal su 4 vietą mes galim dar kažkur šoktelti viršų. Dar iššauti, ne? Dar iššauti. Tai nes vis tiek tas lietuviškas, kad čia nešnekam, paskui jeigu kažkas įvyksta, čia kažkas prišnekėjo, čia... Ne, aš tai iš karto pasakiau. Aš tai iš karto pasakiau. Tai faktas, rezultatai rodo. Ta prasme, jeigu jau šiaip žiūrint, rezultatai rodo. Žaidžiam šiemet gerai, ne? Ateinam 5, kas patinka 6 buvo pas mūsų sezono atkarpa, vis tiek iš paskutinių visi kovoja stengis. Aš manau, galim, taip, norim, aš nežinau, kai bus, norim, faktas auks. Aš manau, kiekvienas ateidamas žaisti, jeigu turi bent kažkokių ambicijų sportinių, jis eina vis tiek laimėti. Nes didžioji dalis yra turbūt 90%, tas pats branduolys, labai daug priklauso, ar visi bus sveiki, nebus traumuotų. Detalių yra. Bet nuo to mes negalim, ta prasme, įtakoti. Tai čia, žinai, nuo to niekur nepabėgsi. Bet jeigu būsim visi sveiki, visas 12-ukas tai dienai, kurio norėsim, bus pasiruošęs, aš matau visas galimybės, o kaip toliau, žinai, pasiklausys, kalbėjom apie praeitą sezoną, ne, dėl 3. Visą sezoną metėm po 90 plus taškų, dėl 3 vietos sugebėjom 60 kažkelis mes taškus. Čia. Bet jeigu tu paklausi norus, tikslus, tai... O matydami savo sudėtį prieš sezoną, čia aišku dabar gal vėl nuskambės taip banaliai, bet prieš sezoną matydami savo sudėtį, matydami lygą, ar tikėjotės, kad tokie rezultatai kovo vidury bus? Aš tai panašiai tikėjausi, kad bus auksas tikslas gale. Aš tai panašiai tikėjausi, tik tai, ką ir po šiai dienai galiu tą paliudyti. Ta prasme, Hustleriai tikrai įspūdinga komanda, visa pagarba jiem, ten tikrai gerų bičių žaidžia ir tikrai aukštam lygiai. Ir RKL rodo, ką jie gali, ne? Plus pasipildo NKL žaidėjais, tai jeigu jie visi bus sveiki, tai ten reikalų pilna, tai aš tai galvoju... Vietas... Jūs dar žiūrėkit, kad nežaistumėt pusfinalį su Hustleriais. Tai čia, žinai... Kaip bus, tai bus, jeigu žinai. Aš per daug nesuku. Aš tai irgi nesuku, kaip bus, tai bus, bet, ta prasme, paklausė prieš sezoną. Aš sakau, prieš sezoną aš išskyriau 2 komandas, tai mūsų ir Hustlerius. Vienareikšmiškai. Kaip pamatėm sudėtį. Kaip ant popieriaus. Bet vėlgi, sezonas yra sezonas. Aš dar taupą, nežinai, kiek mes žaidžiam, tai taupą prieš mus laimė. Tašką. Jo, ne, tai, žinai, kas vyksta sezono metu, tai nėra tiek įdomu, ne? Koks skirtumas, mes ten laimėjom 1-2, ką tai keičia? Pažiūrėkim prieš 2 metus, pusfinalį prieš ką pralošėm, tai taupa. Praeitais metais prieš ką pralošėm? Dėl 3. Dėl 3, jo, taupa. Tuo ir yra žavus mėgėjų krepšinis. Tai va. Ok, ir pačiai pabaigai, vyrukai, kai kalbam apie auksus, kalbam apie sostinės krepšinio lygą, ko iš karto užgalvoti. Ne, viskas gerai. Prieš akis išnyra vienas gerbiamas žmogus. Tai aišku. Kas? Vaidas Indriliūnas. Pradžiai po vieną žodį apie Vaidą. Pasakot Vaidą Indriliūną, pasakau Vaidas Indriliūnas, koks pirmas žodis šauna į galvą. Beprotis. Bet gerąją prasme ir aš galiu pasakyti, kodėl. Vienas žodis, beprotis. Geriausia pasakei žodį. Tai tikrai, aš sakau. Aš pritariu, nežinau, kito nesugalvoju. Bet duosi pasakyti, kodėl taip galvoju, ar tiesiog taip paliksi ir tada... Žinai ką,
Įrašą duosi paklausyti jam ir žiūrėk, kad ateina Iškirpsim tą vietą. į mūsų čatą mano ir valdelę. Auks komandos treneriai, prieš komandos playoffus keičia vadovas, treneris, ne? Ką mano apie komandos vadovą? Beprotis. Labai gerai, taip ir paliekam. Bet Vaidai, jeigu bus įdomu sužinoti, kodėl tai pasakėm, Paklaus. O dabar irgi vėl turit pasirinkti vieną iš dviejų opcijų. Vaidas geresnis komandos ar lygos vadovas? nu čia klausimas, žinai, Nu. kas gražesnė blondinė ar brunetė. Čia Nu, būkim ir dabar- kuklus, Nu, ir kiekvienas lietuviai savo ar ne? skonį turi. Nu, tai ir čia lygiai tas pats, kiekvienas turi duoda savo pasirinkt. skonį. Ne, tai dėl lygos. Nesu aš toj lygoj, ten tam valdyme. Bet puikiai girdėjau. Ne, tai žinai, galim girdėti daug ką, žinai, bet kai tu pats su to nesusiduri. Man tai, žiūrėk, man esmė, ką aš su Vaidu, kiek man tenka, nežinau, apie komandą, apie kažkokius, atidarimus, uždarimus kalbėti organizuotos, kaip sakau, pamokinės veiklas, ar apie lygos kažkokius klausimus. Man esminis dalykas, kad su juo gali kalbėtis. Nu, jis nėra, kad ne, tu nesąmonės kalbi. Su juo gali pasitart, pasidėlioti, nebūtinai jis tavo nuomonės paklausys, ne? Bet, nu, jis Ne, išklausys. Patrikai? Jis išklausys, jis, sakau, priims ir kritiką, nors kitas galėtų sakyti, ne, tu nesąmonės kalbi. Jis kritiką priims, žinai, bet jis padarys taip, kaip jam reikia. Kaip jam atrodo, kad tai dienai geriausia, ne, lygai geriausia, komandai geriausia. Bet man svarbiausia, kad su juo galima kalbėtis ir tartis. Tai aš sakau dabar išskirti ar ten. Nu, man tai vienodai geras, vienodai beprotis. Nežinau, prieš podcastą kitaip šnekiai. Nu, va prasideda. Ne, aš iš savo pusės galiu pasakyti dėl komandos. Kas yra? Dėl komandos būna diskusijų visko, bet nusiskundimų nėra. Ta prasme, mes turim sąlygas geras, turim geras salės, turim užklasinę veiklą. Šiemet Viską kojinių turim. gavom visi. Jo, turim koinės, jėga, žinai, maikutės. Nu, ta prasme, dėl komandos nieko negaliu pasakyti, aš su juo sutariu gerai, mes sutarėm gerai, mano galva viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Dėl lygos, aš sakau, aš nesu viduj, aš girdžiu tik kalbas, kurios man ten, žinai, girdžiu. Ką jam reikėtų galbūt lygai, tai vienintelis pastebės, būti griežtesniam. Tiesiog. Apsibrėžti taisyklės. Jo, nu, ten jau jo dalykai, sakau, bet šiaip viskas... Bet jeigu aš noriu, kiek čia tų žiūrovų bežiūrėtų, jeigu jūs galvojat, kad Vaidas yra blogas žmogus, jūs su juo pabaliavokit. Ne, jeigu žiūrėt kaip žmogus, tai čia viskas. Ta prasme, viskas labai gerai, geras žmogus ir tokių dar paieškoti reikia. Faktas. Na, aišku, čia visi trys savo Auks organizacijos atstovai, tai artimai esam su juos. Tu dar atgalę dirbi, tai tu iš vis turi ten tik tai gerai kalbėti. Ne, tai ar išgirdot nors vieną blogą žodį? Aš tyliu. Prieš podcastą kitaip kalbėjai. Taip, tai sakau, tai... Bet, pavyzdžiui, aš tarkim taip sugalvojau 3 situacijas. Ar gerai tai yra, ar kažką keistumėt? Nu, pavyzdžiui, jūsų namų laikas turbūt yra vėliausias visoje lygoje po 9:10 trečiadienį. Keistumėt tokį laiką ar ne? Ne, nes šita diskusija jau yra, bijau pameluoti, 2 ar 3 sezoną ir mes turėjom visas galimybės tą padaryti. Ten 7 ar 8 galėjom laiką turėti. Bet kadangi mūsų didžioji dalis komandos žaidžia per kelias komandas, tiesiog fiziškai, podcast'o pradžioje sakėm... Kam keist? Čili pizza dirba. Tai va, mes visur spėjom. Čili pizza dirba. Hebra 6 kiek žaidėjai iš Trakų. Nes jeigu mes pakeisim, pankstintumėm laiką, Trakų žmonių neturim. Žaidėjų, nu tai ir mums kas svarbiausia, kad Čiliakas dirba, nu tai iki ten... Nekeistumėm laiką, tikrai. Ne. Čia mūsų laikas yra. O kam yra per vėlų, tai ten jų problemos, nu tai dienos nemogat planuotis. Pas mus ateina 5-6 rungtynės. Ok. Kažką aš dar norėjau jūsų paklausti. Dar 2 situacijas, sakykime. Dar 2 situacijos. Gerai. Antra situacija. Pavyzdžiui. Komandos kažkoks žaidėjas, nu, tarkim, mėgsta atsikalbinėti, ne? Nu, ar yra tokių žaidėjų, kurie mėgsta atsikalbinėti vadovui? Bliamba, kaip senai tokio neturėjom. Kuriuos turėjom, tai tų komandai nėra tiesiog. Bet ar kas buvo tokia? Aš neatsimenu. Buvo? Tai buvo, aš tau po podcast'o pasakysiu ir tu pritarsi. Sakyk pavardę čia ir viskas, nesiparink.
Ne, aš realiai neatsimenu. Šiaip dabar šį sezoną iš vis nebuvo turbūt nei vienos Tik pastarosius kokius 3 sezonus. A lygo aš neatsimenu, kad būtų toks žaidėjas, kur Aš irgi ten neatsimenu. akis draskytų, atsikalbinėtų. Kaip tik mes esam, aš tai kartais pasižiūriu, kaip kiti, apie mėgėjų lygą, ne? Kaip kiti treneriai ten bando tą savo griežtą ranką laikyti, kaip, ta prasme, mes kaip tik esam ne kartą savo hebrai pasakę, nu, ta prasme, Giedrius, Vaidas Jatulevičius, ta prasme, Sušis, ta prasme, jie už mus turi turbūt x2 kartų daugiau patirties. Ten, nežinau, dar kitus paimant žaidėjus, jie tikrai už tuose lygiuose žaidžia. Mes esam sakę ne kartą, hebra, jeigu matot, kad čia tas neveiks, arba turit savų idėjų, ne kartą yra buvęs taimautas, kai ten, nežinau, paima kažkuris ir nubraiž kažkokį derinį arba kažkokią mintį duoda. Ar mes nepriemam Nematau šito? problemų tame. Na, aš tai visiškai irgi ne. Ta prasme, tai mes esam tokie atviri, mums kaip tik, netgi man asmeniškai, nežinau kaip tau, bet man tai net patinka iš jų klausytis, mokytis, kaip jie matot, nu, kadangi praėję ir patirties daugiau turi, ir aukštesniam lygiui žaidžia. Nu, tai šitoj vietoj tai aš nematau problemas. Neturi Vaidas prižadėjęs, nes pavyzdžiui, moterų komandai tai Vaidas jau turi pažadą, jeigu mes kažką iškovosim, kažką pasieksim, A lygos komandai, jeigu laimit. O padarom taip. Tai kas bus? Nu įdomu, palauk. Ne, tai aš sakau, tai ar nėra Vaidas prižadėjęs kažką komandai už kažkokius pasiektus tikslus? Mum ne. Aš sakau, Oficialiai nėra. Kas yra pažadai, tai aš norėčiau atskirti moterų ir vyro aukso komandas. Tai Jo. aš girdžiu, kiek moteris turi pažadų ir dažniausiai jie gyventinami, mes jų net neturim galų gale. Aš prieš 10 minučių pasakiau, mes gavom koinę šį sezoną. Nu, Atsiprašau, ir dar džemperį. žaidėjai. Žaidėjo, gavo koinės. Nu, tai va. Ačiū. Pavardinam, ką turi moteris. Nereikia, ne. Ne, tu vyrai, tu Ne, turit nu, suprast. vyrai, tu nu, turit nu, Ar mes suprast. nesuprantam? Ar mes nesuprantam? Taigi mes jau ką, viskas ok. Mes pažadų neturim, jeigu buvo toks klausimas. Aš tai girdėjau. Aš tai vieną, manau, bet- jisai mums ruošia staigmeną tiesiog. Aš tai girdėjau ir aš tikiuosi, kad tai išpildys. Aišku, pradžiai mes turim išpildyti. Jo. Tai Tada galbūt kažkas. Taip. Ok, vyrukai, tai manau šiam kartui tiek. Tikrai pašnekėjom apie A lygą, apie jūs pačius, apie auks organizaciją. Tikrai manau visi suprato, koks yra kolektyvas, kokie jūsų tikslai, kaip atėjote tą komandą, o kuo viskas baigsis. Ar vėl nuo to pos pralaimėsit, ar laimėsit lygą, čia jau pasižiūrėsim sezono pabaigoje, nedaug jau beliko, kiek čia 1,5 mėnesio. Ir tada gal dar bus proga pašnekėti po visko, po kažkiek laiko, kaip viskas vyko, kaip tada atrodė jūsų pokalbis, iškelti tikslai. Svarbiausia, tiek visiems, tiek jums, tiek, manau, visiems lygos žiūrovams, A lygos komandoms. Norėtume palinkėti, kad į finalinės kovas, nes jos artėja visose lygose, visi ateitų be traumų, Svarbiausia. pilnų sudėčių, kad paskui nebūtų to nebuvo, tiesiog ateinam, visi pilna sudėtim ir išsiaiškinam, kurie yra geriausi. Pritariu. Ačiū Valdai, ačiū Norgi. Ačiū, Patrik. Ačiū tau. Sėkmės jums.